kita diena, kitos mintis. Ką žinau, šiandien mašiną apžiūrėjau ir neatrodo jin tokia lavonas, tai galbūt aš per daug optimistiškai žiūriu į šitą reikalą, bet man taip atrodo irmi, nežinau. Jo, po nakties biškai apsidėliojus mintis, gal ir visai dar nieko. Nėra taip gal blogai kaip pirmą minutę, atrodė. Bet nėra taip gerai. Nu, nieks nesusitvarkė per ne. Nu, kaip tai nesusitvarkė? Susitvarkėm sankovos pedalą, aptvarkėm duris. Iš tikrųjų, aš dar vakar žiūrėjau, kai tu pakėlį su vyru reikės nuleisti, nes jos per aukštai nebus. Okay. Ja. Ai, langas, kad vaikščiotų vėl. Jo, ir pamanėm, kad priekinis langas dužas. Nu, čia neeinam į detalį. Šiandien nusprendėm, kad reikia eiti pirmą susitvarkyti techninę dalį. Tai pradėsim pirmą nuo vairo stiprintuvo. Nes realiai sunkiausia dalis. Vizualiai atrodo, kad sunkiausia ir realiai finansiškai brangiausia. Tai bandom. Sąlyginai, jo. Sąlyginai. Ardyti pirmą, o paskui žiūrėsim, ar jį restauruoti geriau, ar naują pirkti. Nes kol kas naujo kaina netenkina. Tikimės, kad bus restauracija variantas. Ne, ir šiaip pirkti kito aš nenoriu, nes nežinai, ką nupirks. Vien dėl to. Restauruoti aš esu linkęs. Nu ką, irmis jau viskas nekantrauja, tai reikia įdirbti. Na, reikia susižiūrėti. Jis jau nori sukit varžtis, jau sako, eik, čia jau susižiūrėjau, čia yra lengviau negu galvojau. Atrodo. Eigoje sužinos. Nu da, važiuojam. Tai pradedam nuo išleidimo. Atsukam, ir mes jau prasirdės tenai. Ką? Ir mes nesupranta, kada filmuojam. Atsukau. Gerai, nes nieks nepasikeitė. Nu jo, nes kaip stovi, taip stovi. That's what she said. Tikrai tą atsisukai? Nu, siurbliu. Gal čia į kolonėlį? Ai, nu, tai gal ne nuo pačių siurblių. Gerai. Ok. Nu, žodžiu, aš atsukau, bet neužsukai. Gerai. Nu, tipo, uždėjau, bet oro gaudau. Nu, ką pridirbai? Nieko nepridėjau. Atsisukau varžtai du iš galo, kur nelabai matas. Čia varžtas atsisuka. Realiai 3 varžtų laiko. Yra visas pas... Va. Gali grįžt, galiu pakartoti. Gerai, feikinam, dublis. Taip lengvai išėmė. Jo. Tiesiog pakėlė ir pavertė. Reversins ir tavas, kad įdėjau. Aš tau sakiau, kad ten tie visi, ten anglai ir visa kita, nu, jie, nu, Jo. jiem viskas sunku. Aš dabar, tipo, happy ir sad, nes mes galvom, kad čia iki 12. Jo. O čia realiai nosį krapštant. Jo. Čia realiai 10 minučių žinant, ką darai. Ir bairis, kad dėl šito net pats parinais, kad plemba čia užsiknysim. Jo. Nes video žiūrint, buvo įsiėmęs visą variklį. Sako, nu, kadangi jau išimtas, tai dabar bus paprastas. Nu, žodžiu, įsiėmė lengviau negu galvojam. Dabar Irmis bando nuvalyti. 10 eurų kainavo. Buvo gariūnų. Tai valos ir viskas. Jau gražiai. Nu, ne, tai dabar tai tikrai naują pirksim, sudaužiai. Sudaužiau. Nu, taip. Nu, dar jis nesivalo labai, bet... Nu, jau gerėjau prieš tai, kai buvo, nes purvas matės. Pilnas. Nes krekžda tarnauja, pali paskirt, lempa prie bežbarų. Gerai, let's go. Išardė, ar ne? Nu, taip. Per biškai pirština. Matas, įsidėvėjimas. Antrą dieną. Vakar negalėjom pabaigti, nes neturėjom netafas. Čia vairas stiprintuvas skystis.
Jo. Norėjau sakyti ATF, nes ATF turim. Kiek žiūrėjom, tai reikia tokį hidraulinį, tai Febi 06161 tinka. Ir mes manęs nesulaukė, jau sakė, kaip ir supylė. Biškai supyliu, kad išeitų oras. Bet vis tiek reikia užsikurti ir norint dar normaliai. Jo. Realiai procesą normalų matys. Jo. Nes taip, man kiek sakė ir kiek esu daręs, tai procesas norinimo yra užpilį, atsukęs, palieka, kad oras išeitų tiesiog per korkę ir vairą pilnai į vieną pusę ir į kitą pusę ir sąlyginai taip pat turėtų išsivaikščioti, tiek tai reikia. Tai. Jo, dedam akumą, dedam kompą, nes viskas atjungta. Oro filtras nereikia dabar? Ne. Daugiau nieko nereikia. Nu, kuriam ir viskas. Čia rimtai nuvaliai šitą? Jo, turėjau servetėlę likus. OCD, man. Aš sakau, tu čia viską išblizgins. Bus čia viskas gražu švaru. Kodėl mes buvom atjungę management? Maišėsi, man atrodo. Ne, akuma dėžėje, kompas buvo. Jo, sakau, kad maišėsi, tipo, nes mes biškai išsirdam. Tai mes ardam, kad sankabą turkį, Nu, kurios realiai nereikia. jo, nes aš radau, kas blogai. Aš radau. Taip, pasigirkim, tu radai. Ne mechanikas, su aukštuoju, visą kitą. Baigęs grinai mechaniką, nerado, kas blogai. Oi, čia sankabą reikia norint, reikia čia sankabą keis greičiausiai. Nifiga. Gerai, tai čia tegu būna. Jis gali liestis prie metalo, ar ne? Gali, tai jis tiesiog kompas. Nu. Garso nebėra. Girdžiu, bet jis taip ir turi. Toks kad veikia. Atsuk tą. Skysčio yra. Nu šiaip ten biški... Biški dapilt galima iš tikrųjų. Nes skysčio yra čiut žemiau normos. Manau labai orint nereiks, nes iš kolonėlės skysčio tai nepylė. Gerai turėtų štai. Šiaip sunku vos. Jo, turi sukis gal palengvės, kad prasivaikščiot. Į kitą pusę dabar. Veikia? Man atrodo, kaip be striptintuvo su. Well, no shit. Realiai. O tu fiškės viską paėmė? Nu ja, tam 2 fiškės buvo. Šlangas viską? Nu tai. Tai kol kas neveikiam. Bet tyrimas sako, gal masės negaudo, nes aš sako, taip tik tai ją realiai padėjęs, dabar esu tenai. Nu su vienu varžtu prisukęs, kad nepabėgtų, Nu, bet realiai jau. tai laikom čiūrus. Nu, bet tipo, kiek domėjomės, tai jos perrinkimas legit. Tipo, tai, ką mes vakar padarėm. Tikėkimės. Ai, bet Ką? gal ir lengviau. A ne? Ko? Lengviau biški. Gal biški, bet... No! Don't repeat that!
you idiot! Galėtų būti geriau. Ne, tai fakt. Bet oro žoskai daug. Tai jaučiu reikia tiesiog žaisti dabar. You can't stop it now. Kas? Tiesiog žvengiu iš savęs, nes aš čia. Nusim tą dangtelį, kur vakar einam. Ir tą vaštą tada pamdyt, kur. Ai, ten tą suspaudimą tą, ar ne? Jis gal slėgia per mažai kažkaip gauna. Arba nu jis kaip over. Toks perbėgimo tas. Ir gal tiesiog per minkštą gausis dabar spiruoklė. Ir tiesiog nelaiko slėgio. Irgi variantas. Nes realiai net nenuėmęs, manau, gali daryti, tik reikia, išleisti keisti. I'm gonna get some more milk. Ne, nes tau tik ten į dangtelį tą nuimti. Ta dangtelį. Ir paviršti. Jo, jis įsihamu. Vakar nepabaigiau filmuot, nes jau buvom emociškai labai pavargę, bet sutvarkėm vairo stiprintuvą. Rinkom. Ir kiek kartų rinkom? Nežinau. 6 minimum gal? 6. Jo, mažiausiai 6 kartus. Ką reiškia rinkom? Buvo padarom kažką, įdedam į mašiną, patestuojam, neveikia, išėmam, išleidžiam skystį viską, išvalom iš naujo, perrenkam vėl, dedam vėl ir taip 6 kartus visą dieną. Ja. Ir galiausiai nenuleidom rankų, buvom beveik pasidavę, bet padarėm, veikia ir gaila, kad nefilmau, nes jau tiesiog buvo emociškai išsekęs ir nusivylęs viskom. Tai emocijos, kai pradėjo veikti, buvo žiauras, bet, nu, žodžiu, jo, kažkas panašaus. Jo, tai gal rasiu kokį videką panašų, žinai, iš interneto įdėsiu, kai tenai taškas, na, kai reikia, blėt, gazuoja, įdėsiu tokį.